Labas žmogau, pakalbėkim, kas vyksta artimuosiuose rytuose tarp Irano ir Izraelio. Kad tą aptarti, reikia suprasti, kur mes randamės. Aš jau kaip anksčiau esu minėjęs, pasaulis įėjo arba pasaulyje prasidėjo karų laikotarpis. 30 metų maždaug karų laikotarpis, kur pirmus 10-15 metų kariaus didžiosios valstybės, kurios turi įsiaiškinti galų gale, kas liks nugalėtojai ir kas formuos naujo pasaulio naujas žaidimo taisyklės. Tikriausiai suprantat, kad tas pasaulis, kuriame mes gyvenom iki Karnabėsės, jo jau nebėra. Dabar vyksta pasaulio transformacija. Kaip antro pasaulinio karo buvo Potsdamo konferencija, buvo Tegeranas, po to galų gale Jalta, po to Bretton Woodas, kur buvo nugalėtojai, surašė naujas gyvenimo taisyklės. Tad ir dabar 10-15 metų kariau didžiosios valstybės, tiesiogiai, netiesiogiai proksi karus, kol bus aišku, kas yra lyderiai ir kas tarpusavį sukurs naujo gyvenimo taisyklės. Po to dar 10-15 metų kariaus mažesnės valstybės, vidutinės valstybės, jos tarpusavį įsiaiškins. Aiškinsis, kas ir ką, iš ko voks, kas bus ko tarnai, maždaug taip labai prastai šnekant, ir kas kam tarnaus. Ir tik po to gali įsivyruoti kažkokia šiokia tokia taika. Bet jūs suprantat, kad 30 metų karo pasaulyje ne patys geriausi laikai. Ką mes jau matom, kad tas dalykas vyksta. Prasidėjo 22 metais. Rusija, Ukraina. Po to šiais metais Pakistanas su Indija nusprendė pažiūrėti, ar abi šalys pasiruošęs kariauti. Turit omeny, kad Pakistanas ir Indija turi atominius ginklus. Dabar artimieji rytai, Iranas ir Izraelis kariauja. Toliau laukia, iš tokių, kurie yra labai aiškus, toliau laukia Vidurinė Azija. Kazachstanas anglų yra ruošiamas Ukrainos variantas. Ten dabar labai stipriai yra propaguojamos arba dėgiamos rusofobinės nuotaikos, nuteikimas prieš Rusiją ir Vidurinė Azija, ten Kazachstanas, Kirgistanas, ten pas juos ir taip niuansų vis laik buvo, etninių ir sakiausių kitokių. Jie bus patekti. Rusijai reikės ten irgi daryti tvarką ir tą visą kelių tūkstančių kilometrų sieną aprūpinti. Toliau mes dar turim Kosovą arba buvusią Jugoslaviją. Šitas konfliktas irgi niekur nedingo. Tik išėjus Amerikai iš Europos, greičiausia ten užsidiegs. Kosovo, Albanija, ten visas tas kraštas degs, daugiau ar mažiau. Tai turim tokią situaciją. Dabar einam artimuosius rytus. Kokie yra, tai tarkim taip, žaidimų lentos dalyviai. Yra Izraelis, yra Amerika, yra Rusija, yra Iranas ir yra likusios arabų kraštai. Dėl ko aš jau atskirai nevardinu, jos nėra pasionarios. Jos nieko negali pačios padaryti. Kažkiek jos gina amerikiečius, bet kaip suprasim toliau iš loginio mąstymo, amerikiečiam naudinga tą visą reikalą padegti ir kad to dalyko nebūtų. Ką galima Turkiją atskirai išskirti, nes jinai yra NATO narė. Tai jinai šiaip tai Turkijos antra pagal galingumo NATO kariuomenė po amerikiečių. Tai jinai kažkokią tai galią turi ir pasinariškumą turi. Dabar žiūrim, kokie yra kieno tikslai. Izraeliui reikia išgyventi. Logiška. Iranas turi turi didelius norus, nes kai arabų valstybės buvo braižamos, jos nebuvo braižamos pagal nacionalinius kriterijus. Buvo braižamos, taip kaip išėję. Kažkur tai, man atrodo, tarp Sauditų ir Jordanijos yra vadinamas, man atrodo, kaip tas buvo premjeras Anglijos. Girtas taip braižė žemėlapį ir biški ranką nuslydo ir toks gavosi liežuvis biški Sauditam Jordanijos žemių pripaišė. Tai iki šiol Sauditai ir vadina, man atrodo, tuo liežuviu vadina. Šiandien pas juos buvau, su jais bendravau šitoje vietoje. Dėl to, tas visas teritorija šalia Irano, Sauditai, visi kiti, ten gyvena, paimkime, persais. Nes Iranas yra Persija, jie neskaito savęs arabais. A ten yra visos naftingos ir dujingos žemės. Iranas šitas žemės nori savo pasiimti. Turkija irgi
norėtų savo didį Turaną, vienas iš projektų Erdogano. Ir jų tikslas yra sunaikinti Izraelį. Dabar ką mes turim? Iranui yra naudinga, kad yra Izraelis. Izraeliui yra naudinga, kad yra Iranas. Kai sakyt, ką tu čia nesąmonė šneki, kokį brėdą šneki, dabar žiūrėkit. Kol yra Iranas, arabai nesusivienys prieš žydus. Nes jie ir prieš tuos. Kol yra Izraelis, arabai nesusivienys prieš Iraną. Tad šitoje vietoje, man čia labai įdomus dalykas, kad Iranas be Izraelio negali ramiai gyventi. Bet tada ko jie tarpusavį kariauja? Labai įdomi, Iranas niekada nesakė, kad jie yra prieš žydų valstybę. Jie sakė tik tai, kad prieš dabartinį valdantį sluoksnį. Yra tik tai prieš. Ta pati ir Netanyahu dabar sakė, hebra, mes prieš jūsų tautą nieką neturim. Mes tik turim pretenzijas jūsų valdžiai. Nusiverskit valdžią ir mes tada draugausim. Vienas dalykas. Kitas dalykas, aš jau dariau ilgą video, tai transliaciją apie karo tikslus. Jūs, dauguma jūsų įsivaizduoja, kad karas tai yra tik tai, užimti 3 kvadratinius metrus žemės, taip sąlyginai. Iš tikrųjų yra labai daug karo šitų tikslų. Vienas iš tikslų – išvalyti visuomenę arba mobilizuoti visuomenę. Naujam pasaulyje išgyvens tos valstybės, kurios pirmos išsivalys nuo liberalų. Kas yra liberalai dabartiniai? Čia ne tiek, kai aš mokinausi dar per 20 metų liberalizmo terminai jau čia nebetinka. Dabartiniai liberalai tai yra vagių valdžia, kuri ne už nieką neatsako ir naikina savo tautas. Mes tą matom Lietuvoje, mes tą matom vakarų Europoje, vakarų pasaulyje. Pažiūrėkit, Izraelis yra tokia, tarkim taip, susimestinė valstybė arba valstybė, kur yra vien tik tai emigrantai. Ir per Karabėsę mes matėm, ant kiek žiauriai liberalai valdo Izraelį. Atsiminat, kokie ten buvo ribojimai, ten šakės, ten savo gyventojų visus medicininius duomenis atidavė privačiom kompanijom. Ten turėjai, kaip ten, po 3, po 4 skiepus turėjai skiepytis. Ten toksai liberalizmo šaknynas geras. Plus, ten žmonės, kaip sako, ahujelino. Iš gero gyvenimo. Ką mes turime ir Europoje, bet Europa nejungia mobilizacijos, o Izraeliui reikia tą visą tautą mobilizuoti. Šitoje vietoje ir dėl to reikalingas karas. Viena iš karo priežasčių tai yra įsivalyti. Ką, pavyzdžiui, padarė Rusija po 22 metų. Pirmieji tokie jau užkietėję liberalai patys pabėgo per, kaip tas vadinasi, Verkhnij Lars muitinė tarp Rusijos ir Gruzijos. Tai privadina Lavričianė, kaip ten, tie, kurie bėgo tenai. Toliau viduj gali valytis nuo valdininkų, nuo politikų, kurie nepataiko į naują muziką, į naują kryptį, jie pabiškai yra nubuksuojami. Taikiu metu tą padaryti yra labai sunku, jie priešintųsi. Ir dalis tautos jos palaikytų už pinigus. Kai vyksta karas, ir tas karas, pavyzdžiui, Rusijos atveju, biškai nukrypsim į šoną. Kai vokiečiai davė savo tigrus iš pilietinio karo Ukrainoje, jisai tapo karas su vokiečiais, su nacistais, su Hitleriu. Tai yra tokia metafizika. Ir šitoje vietoje tauta susivienė ir visi, kas trukdo kovoti su vokiečiais, atrodo, kad dabar vokiečiai tai duoda, tai neduoda leidimo šaudyti į Rusiją, nereikia. Pasakė, duoda, viskas, mūsų propagandas, vokiečiai mus vėl atakuoja. Hitlerinė Vokietija gyva, su ja reikia kovoti. Visa tauta stoja ant šito ir jeigu kažkas pasakys, ne, kaip, negalima, eikit nafig, Tai to pačio reikia ir Izraeliui. To pačio reikia ir Irane. Iranas, kad ir kokia būtų uždara valstybė, bet ten vis tiek yra tie visokie liberalumo šitie dalykai ir vėlgi tas dalykas labai padeda įsivaduoti. Apie 800 metus, man atrodo, tiksliai nebesimenu, buvo Irako karas, 8 metų karas. Po tos jų revoliucijas. Ko tik Irane kokių tik nebuvo, kokio plauko žmonių valdžioj. Ir vieni, ir kiti. Po 8 metų karo su Iraku
Išsivalyta buvo. Buvo viena monolitinė visuomenė, kuri išgyveno 30 metų išjungimo iš pasaulio. Iranas neturi, Swiftas negalioja, viskas yra uždrausta, ta prasme, nieks su juo nieko negali prekiauti ir panašiai. Aišku, tenai kiniečiai perka iš jų naftą, ten ir kitas dalykas yra. Ir tai ten atsirado liberalų. Tai vat, jau šitie dalykai padeda įsivaduoti iš šito. Dabar čia visi džiaugiasi, oi, čia buvo nužudyti pagrindiniai karo vadai, buvo nužudyti visi, kas su Amerika dalyvavo dėrybose dėl atominės programos. Vietoj jų ateis labiau, kovingiau nusiteikę žmonės, kurie net nesiderės. Aš manau, kad viskas jau Iranas su Amerika nebesiderės dėl atominės programos. Vietoj nužudytų karo vadų ateis kariškiai, kuris sakys, šitie buvo per silpni. Numirė dėl to, kad buvo per silpni. Mes dabar, tapsime, užsiimsim rimtesnių pasiruošimų karai, nors šiaip tai Iranas, kaip mes matom, visai neblogai pasiruošęs. Ta žymioji geležinis skydas Izraelio biški kiauras. Ir man atrodo, per paskutinės atakas davaliai stipriai yra kiauras dalykas. Taip pat šitoje vietoje yra, ta prasme, yra niuansų. Šitoje vietoje. Ir kaip supratome, kiek yra įvairių karo, ta prasme, tikslų. Tai tą reikia dalyką atsiminti. Dabar vėl perinam prie visų, kas kokių turi kitų tikslų. Kaip ir jau turime omeny, Iranas sunaikinti arabų kraštus, pasimti savo žemių. Izraeliui, neskaitant apsivalymų vidinių ir mobilizavimo valstybės, Izraeliui reikia kažkur tai dėti 7-8 milijonus palestiniečių. Nesvarbu kur. Jiem kažkur reikia juos ištarbandyti. Kodėlgi ne į buvusius arabų žemės? Nesvarbu, tai Miržus, ar tenai pato per Turkiją nuveis į Europą, Izraeliui šitas dalykas absoliučiai nejaudina. Dabar amerikiečiam reikia, kad nafta iš artimųjų rytų nekeliautų į Kiniją ir į Europą. O dabar pagalvokit patys, mėlyje, tie, kurie džiaugiatės, kad Izraelis atakuoja Iraną. Jau matėt, kiek nafta pabrango? O kaip galvojat, kiek nafta pabrangs? Ir dyzelius, jeigu iš ten nekeliaus nafta. Ir dyzelis išsaudytų. Manau, $200 už barelį nelabai bus ir didelė kaina. Nes vien tik tai saudytai išgauna ir parduoda 10% pasaulio rinkos naftos. Kai kas sakys, tai tada Amerika, tada sudai, papa. Šalia Amerikos yra Venesuela. Venesuela yra sunkioji nafta. Amerikos gamyklos pagrindė, nes vėlgi, jau šnekant apie naftos gamyklas. Naftos gamyklos statomos pagal tam tikrą naftos rūšį. Ir jeigu keičiasi nafta, labai brangiai kainuoja jas perorientuoti. Tai šalia Amerikos yra Venesuela, kuri valdo, dėmesį jūsų, 18% visos pasaulio naftos. A išgauna tik tai 0,5%. Tu suprantat, kad ten naftos amerikiečiam va tiek yra. Dabar jau, gal čia daugiau, man atrodo, apie 1 milijoną barelių į parą išgauna. Gal 1,5% ten sviro, gerai, 1%. Kažkas, taigi, Amerika uždėjo sankcijas. Kaip uždėjo, taip nuėmė. Saka, Maduras, bliamačkai, tu tik geras demokratinis vadovas, tu mums patinki. Mes visas sankcijas, atiduodam tavo amerikietų visą turtą, atpalaiduojam tavo 2 milijardus ar ten trilijonus, atsimenu kažkiek tai tų valiutinių atsargų ir mes su tavim kartu einam, ta prasme, pumpuoja naftą, tipo maždaug 50/50. Viskas, klausimas įspręstas. Amerika naftos turi. Tik tai yra laiko klausimas. Tai dėl to aš ir tikiuosi, kad dabar jie apsišaudys, nes mano mašina stovi Dubajuose. Aš turėjau rudenį planą važiuoti rugsėjį į Iraną ir mėnesį po Iraną važinėtis ir išvažiuoti į Pakistaną arba Afganistaną. Priklausomai kaip ten su Indijos siena bus tarp Pakistano. Tai dabar bandau susitarti su pasauliu, kad hebra, bet čia biškai nekariaukit. Bet iš tikrųjų dabar žiūrint jau vėl grįžtant prie rimto pokalbio, jie dabar pasišaudys ir norim ar nenorim, resursai vis tiek įseks. Jiems reikės kažkokio laiko. Ir vėlgi,
norint įsivalyti visuomenę, reikalingas ilgas, nuobodus karas. 5-10 metų. Kad, ta prasme, pabiškai normaliai, be jokių šokinių terapijų įsivalytum visuomenę, nes 90 metais griuvus Tarybų sąjungai mes visi perėjom, tie, kas vyresni, per šoko terapiją ir visuomenė buvo reformuojama labai greitai, labai žiauriai ir labai su daug mirčių. Dabar galima tą padaryti daug švelniau, paprasčiau įsivalyti visuomenę ir susitvarkyti viską. Tad šitoje vietoje dabar pasišaudys, tikiuosi, kad jie aprims, aš kaip porą mėnesių pratrauks iki rugsėjo. Gal kart nuo karto paleis raketas, gali dargi yra šitie visi Hamasai, viskas. Nenustepsiu, jeigu jiem kažkas tai dronų paorganizuos ir paduos, kad jie biškiai Izraelio ramiai irgi gyventi neduotų. Plius Jemeno husitai pasiniu metu kažkaip tai labai ramus, nors sugebėjo keletą lėktuvų amerikiečių naikintuvų savo laiku numušti, tai reiškia, jie ten irgi turi to, ko reikia, tik tai laukia savo momento. Eina kalba šito sąsiaurio prie Irano, ar Mundo, kaip šitą pavadinimą, neatsimenu, ten va, kur prie tarp Omano ir šito, ir Irano. Uždarimą, kai kas taigi dabar tam Iranui bus dar sankcijos. Tai kad nebėra ką daugiau duoti sankcijų Iranui. Nu jau kaip ir Rusijai nebėra ką duoti sankcijų Iranui, sankcijų Rusijai. Tas pats per tą patį yra duodama. Tai šitoje vietoje ten, gerai, kažkaip uždrauks Kinijai pirkti iš Irano naftą. Iranas įjungs vidinę mobilizaciją, ta prasme, įsivalys nuo liberalų, į valdžią ateis labiau radikaliai nusiteikę veikėjai. Jie dar labiau tą visuomenę, ne tik kad radikalizuos, o kovingumą pakels, tuo labiau, kad jie persai 2000 metų turinti civilizaciją ir nie karto nebuvo niekieno pavergta. Tai šitoje vietoje yra niuansų. Dabar kas žiūrim? Amerikiečiam, šnekėjom apie amerikiečių naudą. Toliau grįžtam. Amerikiečiam, kas yra dar reikalinga, tad, ne kiek amerikiečiam, Trumpo rėmėjam, Izraelis reikalingas kaip valstybė. Kaip tokia, netgi ne metaforinė, o kaip fizinė pusė, jie visi yra katalikai. Ten galima ginčytis katalikai, ten bet iš esmės yra katalikai ir jiems reikalingas Izraelis kaip valstybė, ta prasme, ten surištas su įtikėjimu. Tai į tą nebismę tada čia vėl bus šonėje labai ilga juosta. Ir šitoje vietoje tą gali užtikrinti tik tai Rusija. Ne veltui dabar Trumpas, kaip žinau, kreipėsi į Putiną, arba paprašė Putino tarpininkauti tarp Izraelio ir Irano. Tai vėlgi yra šansas, kad šitoje vietoje viskas apsiramins, nes didysis karas šitam artimuosiuose rytuose turėtų būti, arba naudingiausias būtų apie 27-28 metus Amerikai Trumpui. Nes dabar šitoje vietoje Trumpą labai stipriai pakišo. Trumpas ten susitarė dėl kažkelių tai trilijonų dollarų iš arabų už jų saugumą. Palaukit, tai nesupratau, čia mums skraido raketos pirmyn atgal, kur mūsų saugumas, matau, Trumpai, mes to babkių tiek nebeduosim, aš kaip suprantu. Ir šitoj situacijoje, kaip suprantu, Trumpas buvo labiau toksai vienas iš didžiausių pralaimėtojų. Toliau Pakistano labai įdomus buvo poelgis, ta prasme, kas visi tam grasins Iranui, mes vos nekad panaudosim atominį ginklą. Yra vienas labai blogas dalykas va šituose paskutinių dienų įvykiuose. Tai, kad, aš jums šnekėjau, kad yra tarptautinės taisyklės nerašytos, kurių visi laikėsi. Bet su vamzdžiais buvo nutraukta, su strateginiais aerodromais buvo nutraukta, o dabar nutraukta viena taisyklė. Buvo sutarta, kad atominių objektų neatakuoja nieks. Ukrainiečiai ten bandė, bet mes atakuojam, bet mes netakuojam, čia patys save atakuoja atvirai, to nesakė ukrainiečiai. Izraelis atakavo atominę elektrinę Irane ir netgi pažeidė, ir netgi užfiksuota radiacija. Ir nieks nepasmerkė. Tai reiškia, pasaulyje nuimta dar viena taisyklė. Dabar galima atakuoti atominius objektus kaip normalius eilinius karinius objektus. O tai yra, patys suprantat, nelabai gerai. Pavyzdžiui, mūsiškiai sugalvos atakuoti Astravo elektrinę. Gali sugalvoti, nenustepčiau, jiem proto užteks. Nes viską, ką jie daro, kad sunaikinti Lietuvą. Astravos elektrinės ataka,
jeigu jos netremtų, o ten turėtų būti gerai paruošta, tai dalies Lietuvos sunaikinimas tame tarpe ir sostinės Vilniaus. Nu jo, mes tada apsaugotumėm nuo Lenkų, Lenkai irgi jos nepaimtų. Bet, manoma, tai yra durnas dalykas. Bet žiūrint apie tai, kaip mūsiškiai šneka, tai aš nenustepčiau. Tai vat, šitoje vietoje yra labai blogas dalykas šių dienų, kad atominius objektus galima šiuo metu atakuoti kaip normalius karinius objektus. Plius persai gavo smūgį atominės elektrinės. Dabar jų šventa pareiga šitą Izraelį susprogdinti atominį objektą. Jie atakavo elektrinės irgi Izraelį, bet mes žinom, kad karas tai apgaulės menas. Ir šitoje vietoje mes tikros informacijos nesužinosim. A jau kokias galvoja, kad žinot tikrą informaciją, tai jūs naivuolis, kuris vasaros nematėt, kaip tam buvo vaikiškam multikė tarybiniam. Šitoje vietoje, kaip suprantu, pats Iranas žinos, Rusija žinos, amerikiečiai žinos. Kaip ten buvo su to elektrinė pramušė, nepramušė, radiacija išėjo ir neišėjo. Kitas dalykas. Pažiūrėkit dydį Izraelio ir pažiūrėkit dydį Irano ant žemėlapių. Ir Izraelė kiek? 8 milijonai gyventojų, kažkas 7-8 milijonai, o Irane apie 100 milijonų gyventojų. Tai netgi jeigu ir Iraną nuskris kokią vieną atominę ir 2 raketos, radikaliai nieko labai šaly nepasikeis, jinai neišnyks iš žemėlapio. O vat jeigu Izraelin nukris 2 raketos, Izraelis tai yra trečdalis Lietuvos. Šitoje vietoje, manau, bus davaliai liūdna ir ta vieta kažkaip bent 50 metų nebus tinkama gyventi. Taip iš to vietoje Izraelis atidarė tokį labai įdomą, kaip tą, Pandoros skrynę, kuri pati gali duoti per galvą. Taip pat, mėlyje, karai prasidėjo, karai bus. Dar kas pralaimėjo? Pralaimėjo Ukraina šitoje vietoje, nors kaip tik tai būtų, kad jinai čia ir nedalyvavo, nors ten jų ausys visur kyšo, vien dėl to, kad za pirmą, Izraelis turi sutartis su Anglija, Prancūzija ir Vokietija dėl karinės paramos. Visų antra, amerikiečiai dabar viską į tą pusę turės teikti, nes jiems Izraelis yra tikslas, kad jisai Trump yra tikslas išsaugoti Izraelį. Tai reikia duoti karinę pagalbą ir susitarti su Putinu, kad jisai galėtų garantuoti Izraelio saugumą, o už tai Putinas galės iš amerikiečių labai daug ką gauti. Ir taukančiai niekam neįdomi. Ir taip ar taip amerikiečiai turi trauktis ir iš Ukrainos, ir iš Europos, nes resursų jiems neužteks. Ir dabar bet kokia atveju netgi ir tam pačiam Trumpui reikia stabdyti visus šitos įvykius, ką jis padarė, paprašė Putino, kad tai padarytų, nes resursų nėra. Trumpo laukia, vėl grįžtant prie pokalbio pradžios, Trumpo laukia karas su Kinija. Su Kinija karas ne vaikų žaidimas, ten reikalingi bus visi resursai. Tie patys, maždaug skaičiuojam, kad apie 40 000 karių ir amerikiečių artimuosiuose rytuose, jų bazėse, nors tas bazės Iranas atakauja, jau porą kartų per paskutinius keletą metų yra atakavęs ir nieko iš atgal nuo amerikiečių negauna. Nes Iranas irgi grasina, kad apneukas, tai mes atakuosim amerikiečių karinės bazės esančias regione. Kol kas, manau, tai tik tai grasinimas, nes dabar Irano reikia vėl atstatyti, sukaupti savo visas šitas karinę galią, prisigaminti raketų. Kai kas sakys, ar nukentėjo šitie objektai atominiai. Apart elektrinės, manau, nenukentėjo, nes Iranas nedurnas, jiegi žinojo, kad anksčiau ir vėliau bus karas, reguliariai jos apšaudavo, Izraelis, aišku, neperdavo į tokio masto, tai kaip suprantu, tuo labiau, kad Iranas yra kalnai. Kalnuose pasikasti kažkur tai, tave nepasiektų jokios raketos, nėra taip ir sutinga, o Izraelis tai dykuma. Ten pasikasti yra sunkiau. Čia užnekant apie pasiekimumą. Nužudė ten keletą mokslininkų. Kokios problemos? Šiaurės Koreja gali Tichare atvežti kokią nors galvūtę arba kokią nors medžiagų, kurios reikalingos dabaigti ir viskas, nes centrifugos greičiausiai nukentėjo. Nes jom nutraukė elektrą ir buvo avarinis sustojimas. Po avarinio sustojimo jos dažniausiai pagenda, jos negali sustoti avariniu būdu. Vienas dalykas. Pakistanas šalia gali atominę paskolinti arba panaudoti. Nes iš esmės pasaulis jau nebeturi imuniteto nuo atominio ginklo. Beveik mirė visi žmonės, esantys valdžioj, kurie dar atsimena Hirosimos ir Nagasakio
atominius sprogimus ir ką tai reiškia. Tai reiškia, kad bus pasaulyje panaudotas ir artimieji rytai. Tai viena iš tų vietų, aš jau anksčiau sakiau, kad jis bus panaudotas šis ginklas, klausimas tik tai kada ir kur. Tai vat, arba čionai, arba Pakistano, Indijos konflikte gali būti panaudota, arba jeigu Amerikoje labai stipriai įsiliepsnos pilietinis karas, bet dar panašu, kad Los Andžele tenai sprendžia kariniais kitais, prasme, variantais, nes mano buvo viena iš hipotezių, kad, prasme, jeigu vyksta Amerikoje šitas pilietinis karas, vyksta karštoji fazė, tai kodėl ir ne respublikonai kokią atominę bombelę ant kokio Hollywoodo, iš kur išeina visas ištvirkavimas pasaulį, visur propaguojamas ištvirkavimas, numestų, toks gautus ir metafizinė prasme, ir fizinė prasme, toks visai įdomus ženklas. Tuo labiau, kad, baltiesiems vaspam, amerikiečiam, Los Andželas, Hollywoodas, tai kaip velnio irštava. Tai irgi vienas iš tokių galimų variantų, nors dabar, kai ten vyksta įvesta kariuomenė, nacionalinė gvardija, tai šitoje vietoje galbūt to ir išvengsim, bet artimieji rytai, manau, tai bus. Tuo labiau, kad eina kalbos, kad šiom dienom Iranas turi atlikti atominius bandymus realiam gyvenime, tai ženklas Izraeliui bus labai nekoks. Netgi jeigu didysis Izraelio kupolas tas apsaugotų ir raketas sprogtų virš Tel Avivo, tai visa radiacija vis tiek eitų į apačią. Esmė tame, kad tokie kupolai nebeapsaugojo. Nuo paprastų, kad paprastas raketas ten numušė, ten skevelneras nukrita baika tenai, ten kažkas biškai langai išgriuvo, ten žmogus tai žuvo pofik. O jeigu atominė bomba, kad ir kilometro aukštį sprogtų, tai jinai jau savo kažkokį tai rezultatą radiacijos užkretimo padarytų ir joks geležinis kupolas neapsaugotų. Taip pat stebim, žiūrim ir iš esmės ruošiamės. Jeigu nors kiek jums rūpi jūsų gyvenimai, tai jais reikėtų užsiimti. Ir man atrodo labai stipriai ir labai, pavadinsim žodžiu, radikaliai, nes labai stipriai reikia pakeisti. Kaip tai padaryti? Galim šitam kanalį šnekėti apie fizinius veiksmus, ir pas man projektas nori pildosi, kur aš šneku apie metafizinės priemonės. Kaip padaryti vienus ir kitus dalykus, tas pats, kad nuo tokio pačio elementariaus, kaip numesti svorį, nes tada tu būsi sveikesnis, tau bus mažiau poreikio kreiptis pas daktarus, o su daktarais Lietuvoje patys žinot, kaip yra, visom kitom gyvenimo tematikom, duotos yra technikos, metodikos, pinigų pritraukimui ar dar kažkam tai, eini, tūpai elementariai. Reiks daryti kažką tai. Techninis pratimus, ne tik tai rašyti komentarus, žiūrėti video. Ir gauni rezultatus. Bet kokiu atveju. Jūs žinot, kad jūs esat nuostabus, kad aš jums myliu. Sakyčiau, taikos. Nebus taikos. Tai kam tada žadėti to, ko nėra? Ir tuo labiau, kad taika žmonės gadina. Tai kaip nežiauriai tai skambėtų, bet taika žmonės gadina. Žmonės nemoka vystytis taikoj. Taika bet kuria prasme. Karinė prasme, vidinių konfliktų prasme, išorinių konfliktų prasme, konfliktų darbe, konfliktų šeimoje. Čia visur yra karas. Ir tik jis mums stumia į priekį ir leidžia tobulėti. Taip pat, mėlyje, kuo daugiau jums konfliktų. Visur ir aplink. Tada jūs tobulėsit. Norit degraduoti, tai tada jums ramaus ir paprasto gyvenimo. Kiekvienas pasirenkat ramus ir degraduojat, konfliktai ir tobulėjat. Ką pasirinkai? Rašyk komentaruose. Ir jeigu patiko video, dedam taip, pasidalinam, kuo daugiau žmonių tai pamatys, gal kas nors ir bus, daugiau arba mažiau konfliktų. Iki.